Sveiki. Šiandien laida Duok lapas bus ne tik įdomi, bet ir labai naudinga. Todėl, kad svečiuosimės pas mano laidos partnerio ir bendradarbio Knopkio draugą Maltos bišoną Cezarį. Cezaris yra ypatingas šuo, todėl, kad jo šeimininkė yra garsi jogos trenerė Reda Lukauskienė. Na, o pas Redą treniruojasi nemažai garsių Lietuvos žmonių. Na, o įdomiausia yra tai, kad tas Maltos bišonas Cezaris, Redos šuo, pasitinka visus lankytojus, stebi jogos treniruotės ir net išlydi Redos klientus. Na, mažai betrūko, kad Cezaris ir pats pradėtų daryti jogos pratimus. Taigi laida bus ne tik įdomi, bet ir naudinga, todėl kad Reda paaiškins, kodėl turėtume imti pavyzdį iš gyvūnų ir kaip mankštintis. Šiandien laidoje pažintis su Lietuvos garsenybių jogos trenerė Reda Lukauskienė ir jos augintiniu Cezariu. Ką Maltos bišonas veikia jogos treniruotėse, kaip yra išmokytas apsiginti nuo vagių ir kodėl apkandžiojo vieną žinomą Lietuvos politiką, o taip pat žadėtasis šunų grožio konkursas. Štai šioje jaukioje jogos studijoje Vilniaus senamiestyje jogos trenerė Reda Lukauskienė moko jogos paslapčių ir sveikos gyvensenos savo studijos lankytojus, tarp kurių beje yra nemažai žinomų Lietuvos žmonių. O užsiėmimus stebi ir matyt visus pratimus jau mintinai moka gražuolis Maltos bišonas vardu Cezaris. O kad mes suprastume šuniukų kalbą, daug patarimų išgirstume, nejuokauju, puikiai sutardama su augintiniu, jo šeimininkė Reda yra net parengusi filmuką apie jogos pratimus, vieno kurių prototipas mažasis Cezaris. Šeimininkai nepalieka augintinio vieno namuose. Visi trys kartu keliauja į darbą jogos studijoje. Kad Redai su vyru kartais nekiltų keistų minčių jį palikti, Cezaris iš anksto susiranda paruoštą šeimininkės rankinę. Įsimeta ten vieną kitą žaislą, kartais kaulo nuo graužėlę savo ir šeimininkiai. Beje, laidos viešnia Reda Lukauskienė kadaise buvo televizijos laidos vaikams Katino Gogencolerio sapnai ir kelionės vedėja. Laidą įvedė su savo tuometiniu augintiniu Katinu Gogencoleriu. Bet negaiškime laiko ir greičiau susipažinkime su Cezariu. Taigi, Reda, kaip jūsų šeimoje atsirado šis imperatorius? Šitas šuo atsirado pas mus po to, kai mirė mūsų kiti du šunys dideli. Ir aš jau tada galvojau, kad jau niekada jokio šuns, nes nebenoriu būti nuo nieko priklausoma. Ir nebenorėjau visų tų vargų, kurie yra susijęs su gyvuliuko turėjimu. Bet kažkaip po porą savaičių mano vyras pradėjo šnekėti apie mažą baltą šuniuką. Ir paskui man parodė nuotrauką tų šuniukų ir aš supratau, kad gal tokį reikėtų ir turėti. Nes tuo metu, kai mes turėjom didelius šunis, mes tiesiog sėdėjom namuose, kaip sėdėjom, daug laiko praleisdom pakankamai namuose, darbai tokie buvo. O paskui gausi taip, kad atsidarė jogos namai ir mes labai daug laiko praleisdavom čia. Ir gaudavosi, kad mes vis būdavom atskirai nuo tų didelių šunų. Ir man tas jų ilgesys ir tas mano ilgesys, jisai buvo toksai, kaip sunkiai pakeliamas. Tada pagalvojau, kad tokį šuniuką galimas daiktas, kad mes galėtumėm turėti darbo vietoje. Kai pradeda rinktis pirmieji žmonės, jis iš karto eina miegoti. Ir jeigu ten, sakykime, mes užeitumėm į tą pusę, kuris miega, jis net nepakelia galvos. Jisai būna taip įmigęs, kad jis net nekelia galvos. Bet jisai iš karto prieš pabaigą užsiėmimų, jis jau pradeda krutėti. Ir jau pati pabaiga užsiėmimų, kai, sakykime, visi guli, jisai dar kenčia dažniausiai. O kai jau visi susėda, truputėlį pasidėti keletą akimirkų po to, kad po užsiėmimo, sakykime, pagulėjai, tada truputėlį pasidėti, tai jis jau nebegali sulaukti. Kada? Ir kai kada jis su dainom jau sveikina, ir čia visi aišku, ha tada, o tada jis eina su Edgaru. Ir tada jis prižiūri, kad visi teisingai išeitų, pagal jį teisingai. Kad nenusikalstų išeidami, į akis jam nepasižiūrėtų. Nežinau, ką jisai turi galvoj. Kai šeima įsigijo baltąjį bišoniuką, jis tilpo Redos delne. Tad nenuostabu, kad nuo mažens šeimininkai pradėjo pratinti jį važiuoti automobiliu. Mažylis greitai išmoko atskirti darbą nuo pramogų. Jeigu šuniuko nuotaika būna neįtin smagi, Reda nešasi jį į parduotuves, kur savijauta iš karto pagerėja. Jam labai patinka keliauti oro uostai. Žodžiu, visur, kur yra judesys, kažkoks veiksmas, jam labai patinka. Kadangi jo išvaizda yra tokia, kad muitininkai paskui pradeda kviesti vienas kitą, net dideli stambus vyrai. Labai juokingai tai atrodo, tik sako pažiūrėti, koks tai šuo. Aišku, mūsų
tarnybos šitos dar jos nelabai turi gerą patirtį, kaip su gyvuliukais reikia elgtis. Ir jeigu, pavyzdžiui, lyginti su Šveicarija, ką mes patyrėm, kokia tenai patirtis ir kokia čia tai buvo pas mus kaip košmaras, o ten kaip rojas iš viso kažkoks tai. Nes ten jo net nesveri, sakė, nu ką čia sverti, pasižiūrėkit, kiek pas jį plaukų, čia tik tai vieni plaukai. Tas jo dydis, jis iš tikrųjų ir apsprendė tai, ir aišku, be jokios abejonės jo grožis apsprendė tai, kad jisai pas mus atsirado. O charakteris paskui labai mums pradėjo patikti, bet žinot, kai tu perki šunį, tai nežinai, koks bus jo charakteris. Bet aš esu įsitikinusi, kad šuns charakteris yra toks kaip šeimininkų. Ir nebereikalai yra sakoma, kad šunys į šeimininkus panašus, o šeimininkai į šunį savo panašus. Taigi augintinio charakterio nuspėti šeimininkai negalėjo. Bet gal vardą parinko nuo mažens domėdamiesi senovės Romos istoriją. Gal imponavo žinomo karvedžio laimėjimai. Pasirodo, buvo kiek paprasčiau. Kadangi jis labai yra kilmingas, tai vardas Cezaris jam priklauso pagal jo visus ten metrikus, tos visus šunų ten. Va. Ir jisai, tas vardas jisai toks, kaip pasakyti, daug sakantis, mes pagalvom, kad visai gal ir nieko šuo su tokiu vardu, pažiūrėsime, kuo tai baigsis. Tai aš dėl to ir sakau, kad mes pratę laimėti esam, gana koviniai, tokie, kaip kovingi, nelinkę nusileisti ir nežinau net. Manau, kad jam tinka tas vardas. Nepamiršome, kad Cezario nuotaika pagerėja apsilankius parduotuvėse. Tai gal mažylis išsirenka ir jam patinkančius drabužius, nė kiek nesuklydome, taip spėja. Tai jisai daug visokių mūsų įpročių perėmė. Kad ir tokių, kad žiemą reikia paltą apsirengti ir jisai sugeba pareikalauti, kad būtų aprengtas. Jis tiesiog su džiaugsmu laukia, pavyzdžiui, jam pasakysi, kur tavo paltas, jisai visas susirūpinęs, kur mano paltas. Pas mus buvo tokia istorija, jisai turėjo vieną paltuką. Vieną paltuką turėjo, ne žieminį. O paskui mes jam nupirkom žieminį paltuką. Ir prieš miegą reikia išeiti į kiemą pasivaikščioti. Ir aš galvoju, aprengsiu tą seną paltą, nes tas senas buvo aprengiamas ant 2 kojų, o tas naujas ant 4. Tai aišku, kad daugiau darbo. Aš jam aprengiau tą seną paltą. O jis norėtų naują, pasirodo. Aš to nežinojau. Taip, o aš to nežinojau. Ir mes išėjome į kiemą, jis atsisėdo, patempė lūpą ir sėdė, ir dėkrus. Ir aš galvoju, negali būti, kad čia dėl to palto. Net neina daryti savo reikalų gamtinių. Tada mes grįžom, aš atidariau duris, mes grįžom į vidų, jis kaip kulka nuskrido prie to palto, kuris kabėjo pakabintas, nuplėšė, tai tiesiog įsikabinęs į žemyn. Metė man po kojom ir aš turėjau aprengti tą paltą, tada išėjom pasišokinėdami. Vaikystėje Cezaris, kaip tikras valdovas, pirmiausia ištirdavo, ar šeimininkė pati valgo tai, ką siūlo ragauti jam. Kadangi šeima mėgsta daug laiko praleisti ant grindų, bišoniukui nebūdavo sunku prieiti šeimininkams prie veido ir įsitikinti, kad šiandien jo nenunuodys. Ilgainiui vegetarų šeimoje gyvenantis šunelis kažkodėl išsiugdė visai kitokius valgymo pomėgius. Ne tą patį, bet kai buvo mažiukas, jis ragavo daugybę visokių dalykų, jis ragavo praktiškai viską, ką valgau aš. Jis pas mus vienintelis mėsėdžiukas, mes, sakykime, su vyru tai vegetarai gesam, o jis yra mėsėdžiukas, tai, bet kai buvau mažas, jis ragavo viską, pradedant ten vaisiais ir baigiant, to, ką mes, bet ką bevalgytumėm. Bet dabar jis tai atsirinko griežtai, su vegetarizmu jis neturi nieko bendro. Ir net nesiruošė. Valgo šiek tiek sauso maisto, šiek tiek to, kuris yra tipo šunims pritaikytas. Mes laikomės tos politikos, kad jeigu valgai, tai turi būti kokybiškas maistas, geriau mažiau, bet kokybiškas. Nuo mažens keliaujantis su Reda ir jos vyru Edgaru į darbą, Cezaris mėgsta ir tolimesnės poilsinės keliones. Linksmiausi potyriai Cezario laukia prie jūros, kuris gali pabendrauti su nevaldoma stichija. Prie jūros nuolatos važiuojam. Jūra yra labai tokia žavi balutė. Jis nesuvokia, kas tai yra per jėga. Jis eina į bangas, mes jam nešam gerti, bet jis prie jūros niekada negeria iš buteliuko, iš savo to vandens. Jis visą laiką bėga į jūrą. Ir jis, neįtikėtinai reaguoja, sakykime, į tą visą aplinką, jam labai patinka. Jis nebijo, jis nesuvokia, kad banga jį gali nusinešti. Aišku, keista būna kartais, kad rudenį labai vanduo kažkoks šaltas, kaip taip gali būti. Bet aišku, labai toli jisai neplauktų, nes čia vis dėlto yra, matyti, ne ta šuo, kur, sakykime, Newfoundlandas koks nors, kuris ten galėtų pagalį kažkokią atnešti. Mes jam bandėm duoti paplaukti. Jis parodė, kad nelabai jam tai patinka, jam geriau pabraidyti. Bet, sakykime, atsiveidinti jisai taip eina. Jeigu jam, pavyzdžiui, karšta prie jūros, tai jis eina atsigula, kaip jūs matėte, čia gulėjo ant pilvo, tai jis atsigula lygiai taip pat ant kranto ir bangos jo taip ir skalauja.
Šioje vietoje verta suklusti. Maltos bišonai reto grožio ir iš pažiūros trapus bei itin draugiški šuneliai, todėl neretai gali tapti piktavalių grobiu. Norėdami apsaugoti save ir Cezarį nuo netikėtumų, šeimininkai išmokė augintinį keletą svarbių komandų. Su šiom pamokom susijusi ir viena pamokanti istorija. Mes tiesiog jį išmokėm, kad svetimas žmogus, kai tiesia į ranką, kad jisai lotų. Ir iš vienos pusės tai nėra labai gerai, iš kitos pusės yra labai gerai, todėl kad pavogti jį praktiškai yra neįmanoma, todėl kad jis neprisileidžia iš jūsų nieko, kas yra svetimas. Labai juokinga, čia vienas toks politikas netoli mūsų dirba. Ir mes jį vis dažnai sutinkam su lauke kur nors. Ir mes jį irgi sutikom, kai tą šuniuką, nuėjom į sulčių barą tiesiog ir susitikom su juo. Ir jis sako, ir tai kaip jūsų jaučia tas vardas? Mes sakom, Cezaris. Jis taip pažiūrėjo, sako ir vardas. Kaip jisai pasakė? Jis kažkaip labai juokingai atsakė. Tai aš pakartosiu Edgarą. Jis tada taip ir pasakė, sako, tai sako, atėjau, pamačiau, nugalėjau. Sakau, kažkas tai tokio. Bet tada jisai buvo mažas. Paskui jisai užaugo ir kažkaip, o kadangi to žmogaus šeimoje yra tos rūšies šunytė, mes tą tiksliai žinom. Tai jis matyt pripratęs, kad, toks, kaip pasakyti, šuo, kuris joks yra. Ir tiesiog mes su juo susitikom su tą žmogum. Aš jį laikiau po pažasčia, kaip jam ir, jis visada, va tokioj padėty pas mus keliauja dažniausiai. O tas žmogus norėjo man tiesiog paduoti ranką, pasisveikinti. Ir jis nieko blogo negalvoja, ir aš nieko blogo negalvoju. O šitas kaip puolė, o Dieve. Mes abudas tas žmogumas nenumirtam išsigandę. Sakau, matot, vardas jis dėl to pasiteisina. Jis sako, daugiau tai dabar gyvenime rankos turbūt neduosiu, kad nenukastumėt. Kadangi yra išmokytas pulti, kai jį tiesiama ranka yra svetimas žmogaus, tai jis... O aš tiesiog pamiršau tą momentą. Bet tokių istorijų būna su juo. Reda taip pat papasakojo, kad Cezaris turi kilmingai ir dekoratyviai veisliai visai nebūdingą sarginio šuns bruožą. Pirmas išgirsta net menkiausią trakštelėjimą, pastebi visus vietas pakeitusius daiktus ir iš karto perspėja apie tai šeimininkus. Dėl šių bruožų Redos vyrui Edgarui kilo įžvalga. Mes tarpusai taip šnekam, kad pas mus buvo Kaukazo Viganis, prieš tai ir buvo Senbernaras, du didžiuliai šunys. Kaukazo Viganiai, kaip jūs žinot, labai pikti ir labai geri sargai ir visokie tokie. Tai tas kaukazietis versdavo tas Senbernarą būti sargu irgi. O tas niekaip nesuprasdavo, ką čia saugoti, laukia nesąmonė, lietus lyja, eikit miegoti, ką jūs čia saugot. Ir jisai, jie pakankamai tokie apgaulingi kaukaziečiai, jie, sakykime, gali padaryti vaizdą, kad labai geras ir labai malonus, o kai tu tik tai prieisi per tokį atstumą, kad jis pasieks, jisai gali pulti. Ir jo irgi niekasgi nemoko, pas jį genuose yra būti tokiu piktu. Tai šitas šuniukas pas mus, kai atsirado ir kai mes pamatėm, kad pas jį yra tokie patys polinkiai, kaip pas tą kaukazietį, tai mano vyras sako, čia tos kaukazietis mūsų atsigimė, nes jam buvo 14 metų, kai jisai mirė, o Senbernarui pas mus beje buvo 12 metų, kai jisai mirė, tai čia irgi retas atvejis labai, kad tiek ilgai išgyventų šuo, toksai šuo. Tai vyras mano įsitikinęs, kad čia atsigimė mūsų kaukazietis. Aš jam sakau, tu būk žmogus, nesakyk man, kad mano šuo nusipelnė per visą gyvenimą tik tai gimti vėl šunim. O jis tada sako, žinai, jeigu gimti tokiu šunim ir su tavim gyventi, tai gal geriau yra gimti šunim. Tai jis įsitikinęs, kad čia išsipildė mūsų šuns svajonė ir jisai dabar gavo tokį pavydalą, kad galėtų gyventi lovoje su mumis. Palaukite, ar teisingai išgirdome gyventi lovoje su mumis? Tai neklausti nereikia, kurgi miega Cezaris. Nes jam, pavyzdžiui, nekyla klausimų, kur jisai turėtų miegoti, jisai miega tik tai lovoje. Nebent būtų labai karšta. Pas mus net nebuvo tokios minties, kad jisai miegos ne lovai, nes kai mes pamatėme mažiuką, kaip jisai atrodo, mums buvo aišku, kad jisai miegos mumis lovai, tai dėl to su tais pasivaikščiojimais ir yra, taip, kad mes retai vaikštom su juo gatvėmis, nors būna tokie periodai. Bet tai tada, aišku, jį plauni, nes jis neina tada miegoti ir tada mes galvojam, kaip gerai, kad jisai yra baltas, todėl, kad tie, kas turi tuos, atsakykime, pilkos šuniukus, nesvarbu kokius, išeina kažkur pasivaikščioti ir galvoja, kas čia tokio, čia tik tai truputėlį praėjom, nes kai išeinam pavasarį, pavyzdžiui, kai nutirpsta sniegas, jeigu su juo tokiu išėjai, tai liktų čia balta juosta, tokia, čia jis visas pilkas ir juodas, ir tada tu tikrai pamatai tavo tikrą vaizdą, koks yra mūsų gatvėse, žiaurus vaizdas yra iš tikrųjų. Tai, bet tokia mūsų realybė, čia nieko nepadarys.
Laidos pradžioje minėjome, kad Cezaris tapo unikalaus jogos pratimus pristatančio produkto prototipu. Reda su malonumu prisiminė šios istorijos ištakas. Jie yra mano didžiausi mokytojai, gyvuliukai visi, kurie pas mane gyveno, jie dideli mokytojai yra. Ir, sakykime, žmogus, žiūrėkite, kaip tingi mankštintis, ane? Ir kiek paskui turi problemų, vien tik tai dėl to, kad, sakykime, nesuranda jėgų savyje pasikelti nuo kėdės ir padaryti keletą judesių. Šuo, pavyzdžiui, tame produkte aš ir dėl to ir įdėjau tą tokį tekstą. Jeigu jisai miegojo, jisai, man tik truputėlį keli žingsnius praėjo, jisai prie jūsų atėjo ir jisai darė tą būtent šuns pratimą. Tai jis nuolatos, vadinasi, savo tą kūną treniruoja, taip kad, kaip pasakyti, kad jis neturėtų problemų. Lygiai tą patį katinas daro, lygiai tą patį daro visi kiti gyvūnai. Kai jau pradėjo veikti jogos namai taip, kaip jie iš tikrųjų turėtų veikti, mano manimu. Kai daug žmonių pradėjo čia rasti tai, ko jiems iš tikrųjų reikia, aš tada tiesiog pagalvojau, kad laikas atėjo perkelti tą visą efektą arba dalį to efekto į virtualią erdvę. Todėl, kad aš žinau, kad yra labai daug tokių žmonių, kurie tiesiog tingi pasikelti nuo kėdės iš savo darbo vietoje arba iš namų tingi išeiti, o galbūt netingi, galbūt turi kažkokių kitokių priežasčių. Ir aš manau, kad tiems žmonėms taipogi yra reikalinga judėti ir neužtenka, neužtenka galvoti, kad viskas su manimi bus gerai, nepaisant to, kad aš nieko nedarysiu, kad būtų gerai. Ir aš pradėjau tiesiog galvoti, kaip padaryti tam tikrus tokius produktus, sakykime, kai matau, kokio silpnumo vaikai yra, kokia silpna jų sveikata, kokia netikusi laikysena, koks hiperaktyvumas dabar tas masinis yra vaikų ir kaip jie negali sukoncentruoti dėmesio. Aš tiesiog pradėjau galvoti, kaip padaryti tam tikrus tokius produktus, kur žmogus negalėtų pasakyti, kad, kad nebūtų žmogui priežasties, kad jis galėtų nedaryti to. Ir pradėjau nuo vaikų, porą produktų tokių jau yra praktiškai padarytų. Kur, nesakykime, neužtenka daryti pratimus kažkokius, kad gautume efektą, reikia dar žinoti, kaip juos daryti ir kokią seką juos daryti. Ir seka esminis dalykas yra. Tai mes tiesiog sukūrėm tokį produktą, kuris, gali turėti jį savo mobiliam telefone, gali turėti iPad'e. Ir čia principas yra toksai, kad, reiškia, sakykime, yra 9 pratimai, kuriuos gali daryti ne tik tai vaikai, bet juos gali daryti ir suaugę. Tai reiškia, kad tėvai su vaikais turi dar vieną galimybę pabūti kartu, nes jie visi kartu gali tos pratimus daryti. Mylimas, lepinamas, sargus ir šeimos darbe pirmasis pagalbininkas, štai koks šaunuolis tas Redos Cezaris. Jei galėtų, jiedu nesiskirtų nė minutei, tačiau kartais šeimininkei reikia išvykti į ilgokas keliones, kur draugo nepasiimsi. Jeigu aš, sakykime, pakuoju lagaminą kur nors važiuoti, tai jisai būtinai atsineša, susideda savo daiktus į tą lagaminą ir dar pats atsigula į tą lagaminą. Jis mielai visada važiuotų su manim, tik tai dėja, ne visada išeina. Ar Cezaris labai liūdi Redai išvykus? O gal likęs su Edgaru tiesiog tingiai ir linksmai leidžia laiką vyriškoje kompanijoje? Paaiškėja, kad ne. Žaidimus reikalauja, kai aš išvažiuoju, pavyzdžiui. Tai jeigu vyras su juo lieka dviese, tai jo depresija pasireiškia tuo, kad jisai ėda daugiau. Ir tas, kad jis verčia jį mėtyti žaislą. Ir aš kaip pirmas iki išvažiavau į komandiruotę tiesiog. Tai vyras mėtė visą dieną. Jis sako, aš neperdėdu, aš sėdėjau ant sofos ir daugiau nieko neveikiau. Tik tai mėčiau jam žaislą. O jisai nešė ir melžė mane, kad aš meščiau. Jo, jisai liūdi, jis akivaizdžiai visiškai skirtingi būna, sako vyras mano, sako, kad visiškai skirtingas šuo yra, kai tu esi namuose ir kai tavęs nėra namuose. Nors atrodo, jis jau priprato, kad manęs kartais nebūna, bet kai grįžtu, jie mane pasitinka oro uoste ten su dainom ir su... Jis taip moka parodyti tą savo džiaugsmą, kad aš jau pagaliau grįžau, kad jis nesiruošia net valdytis. Šeimininkės nuomonė, mažai bišoniuką jie yra ganėtinai išlepinę. Tačiau jų kai myli, tai ir atiduodi visą širdį ir gerumą, ar ne? O ar dalyvauja kilmingasis Cezaris šunų parodose? Gal yra pelnęs apdovanojimų? Jis, aš taip suprantu, savęs šunimi neskaito. Nes mes, sakykime, užvažiuojam kai kada pas tos žmonės, iš kurių mes jį įsigijom. Ir ten yra keletas tokių šuniukų, jo tėvai skaitant ir dar porą berods. Ten keičiasi, dabar nežinau šio momentu, kiek jų ten yra. Tai mes ateinam ir anie visi puola su juo pasidžiaugti, pauostyti jį, pavyzdžiui. Jisai
tik akys pasidaro panikos kupinus ir tik, va tai, paimkit mane greičiau iš čia. O tada jis iš viršaus žiūri ir kas jie tokie, ko jie iš manęs nori. Va, tai jisai, manau, kad jisai labai retai save tapatina su, sakykime, su šunim. Jeigu mes einame į šunų parodą, ne kaip dalyviai, nes mes kaip dalyviai nenorėjom, net tam mes jį įsigijom. Va, tai mes einam į tą šunų parodą ir jisai juos visus žiūri, jis ten, jis ten tokie, vat, rodykitės čia. Aš važiūrėsiu, man ir kankintis nereikia, nieko man nereikia. Taigi Cezaris puikiai sutarė ne tik su kitais šunimis, bet ir su žmonėmis. Tiesa, ne su visais. Kai kurių veislių šunis labai mėgstam. Nežinau, pagal ką pasirenkam. Jorkšyrus, pavyzdžiui, labai mylim. Labai mylim kokius nors baltus, nedidelis. Prancūzų buldogus labai gerbiam, net gerai. Jo, nes čia vis susitinkam, kai išeinam. Tai mes tiesiog jau žinom. O, sakykime, yra, dabar galvoju, toks mažiukas, mes sutikdavom tokį mažą šuniuką. Toks aršus buvo, kokia ten buvo veislė. Ten buvo kažkas tai panašaus į knopkį, bet jisai ne knopkis, ten dar kažkokia kitokia veislė buvo. Na, žodžiu, mažiukas šuniukas 3 kartus už jį mažesnis. Tai jisai tokį irgi parodė charakterį. Ir tas berniukas, vaikas, vedžiojęs tą šuniuką, jisai sako, žinokit, sako, jisai su visai šunim, va tai va, jis iš viso atrodo, kad papjautų. Nu, bet va toksai va jisai. Atrodo, kad sudraskys vietoje. Nu, tik visom kojom kasa. Tai va, tai žodžiu, mes tiesiog pasirenkam pagal, nežinau, galbūt netgi pagal plaukų spalvą. Eidamas miegoti, Cezaris būtinai pasiima į lovą žaisliuką, lyg būtų mažas berniukas. Kartais tiesiog pasiguldo žaislą ir glosto, kartais paišdykauja, bet tai bus tik šiandien vakare. O šį ankstų sekmadienio rytą jau turime atsisveikinti su dailiuoju Maltos bišonu, 4. gimtadienį švenčiančiu Cezariu ir jo šeimininke Reda.